siekdamas pagerinti vaikų sveikatos rodiklius, skatinti su sveikata susijusius naudinguosius įpročius, vertybės ir elgesio formavimąsi, priėmė nutarimą, jog 2014 metai turi būti paskelbti vaikų sveikatos metais. Vaikai yra pažeidžiamiausia visuomenės dalis, o suaugusiųjų žmonių požiūris į sveikatą formuojasi dar vaikystėje. Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Mikutienė sakė, jog ypač svarbu, kad vaikų sveikatos įgūdžiai būtų diegiami dar vaikystėje nuo pat mažumės. Tai turi tapti natūraliu gyvenimo būdu. Taigi ši šventė rengiama vakar atidarytų Sočio olimpinių žaidynių garbei ir Ukmergės sveikatingumo šventė organizuojama jau 4 metus iš eilės. Ir ją rengia švietimo skyrius, sporto centras bei sveikatos biuras. Taigi norėtume pakviesti šioje publikoje esančius Lietuvos Respublikos Seimo narį Kazį Grybauską, taip pat mus aplankė administracijos direktorius Stasys Jackūnas ir vicemeras Rolandas Janickas. Tai kviečiu tarti sveikinimo žodį. Mėly šventės dalyviai, tikrai malonu pasveikinti jūsų gražią šventę, palinkėti jums gerų startų, gerų laimėjimų. Na ir tuo pačiu palinkėti mūsų olimpiečiams Sočyje irgi gerų laimėjimų. Aš tikrai džiaugiuosi, kad šita šventė jau tampa tradicinė ir iš mūsų vienas čia dabar pakviestų svečių tikrai dalyvaus rungtyse, taigi sėkmės ir jiems. Mėly ukmergiškiai, mielas jaunime, ar jūs gyvi? Negirdžiu! Taip. Aš žinau, kad Ukmergės jaunimas pats geriausias. Būtent ir čia susirinko tie, kurie nebijo blogo oro. Yra tokia pat posakis yra, kad nėra blogo oro, yra nekokia nuotaika. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šiandien tikrai susirinko jaunimo nemažai. Kad šie metai jaunimo sveikatingumo, sporto metai. Na ir aš labai džiaugiuosi, kad yra ir mūsų vyresnių, kurie tikrai nepatingėjo ir atėjo šitą šventę. Linkiu visiems, kaip ir kiekvienoj šventėj, svarbiausia yra bendravimas. Nu ir aišku, draugiškas lenktyniavimas, visiems geros nuotaikos ir niekas šventės nepadarys mums, jei nepasidarysim patys. Su švente! Ačiū. Na, o dabar vėliavą pakelti kviečiame Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos gimnazistus Augustę ir Marių. Kadangi ši šventė tampa jau tradicija, šiais metais galime mūsų Ukmergės miesto vėliavą, tačiau kitais metais tikimės turėti šios šventės tradicinę vėliavą ir atributiką. O dabar kviečiame vicemerą Rolandą Janicką ir Lietuvos Respublikos Seimo narį Kazį Grybauską uždegti laužą. Einam visi trys. Sportiškai. Jiem, kad neužkėštų olimpinė ugnis. O, dega. Nu, kas ten žino, gal kai bus pavasarį protas reiks čiuošti. Pažiūrėkit, čia ir sniegai. Sakėm, pys galva, ten yra benzina.
paimko.